Eteryje laida Polis ant kalvos. Sveiki, brangus XFM radio stoties klausytojai, laidą veda Ričardas Garuolis ir šiandien mūsų pašnekovas yra Seimo narys Vytautas Sinica. Sveiki. Norėjau paklausti, jūs esat išrinktas pirmą kartą Seime ir ėmėtės tokio naujo dalyko, kol iki šiol Lietuvos Seime nebuvo tokios grupės migracijos klausimams. Ir jūs ją sukūrėte ir kas jūs pastumėjo tą grupę sukurti ir ką jūs ketinate toliau veikti? Iš tikrųjų, pirmą kartą tokia grupė parlamente, nei vienam ankstesniam Seime, nei vienoj kadencijoje nebuvo. Įkūrėm grupę prieš pat Kalėdas, pavadinom prieš masinę imigraciją, kad būtų aišku, kokia čia ta pozicija. O kas pastumėjo Lietuvoje vykstanti masinė imigracija, žinot, ir per rinkimus tai buvo dalykas, apie kurį man regis mes daugiausiai kalbėjom ir kaip po grėsmingą Lietuvos valstybei. Ir aiškinį aptarinėjom ir kvietėm rimtai žiūrėti tiek dabar ir parlamente. Aš manau, kad šiek tiek gal natūralu, kad anksčiau nebuvo tokios grupės, todėl kad ilgą laiką į Lietuvą masinės imigracijos nebuvo. Bet praėjusią kadenciją tai jau tikrai galėjo kas nors to imtis ir steigti, būčiau buvęs parlamente, būčiau tą daręs, bet neįvyko, dabar jau tikrai būtinai reikia. Todėl, kad per pastaruosius 4 metus į Lietuvą masinė imigracija peržengė 100 000 ir priartėjo prie 200 000 užsieniečių masto. Vadinau tai ne kartą viešumoje kolonizacija, kai kurie žmonės piktinasi, sako, čia pati burbula, bet būtent dėl tų pačių mastų, ar ne? Jeigu sovietmečių buvo kolonistų atvežta į Lietuvą apie 400 000 per pusę šimtmečio, ar ne, per okupacijos laikotarpį, dabar mes per 4 metus atsivežėm faktiškai 160 000 kažkur. Pastarųjų 4 metų šita politika masinės imigracijos baigėsi, sakykime, etapą tokį uždarė tai, kad šią vasarą buvo Seime priimta kvota 40 000 į metus. Valdantieji Šimonytė tą pristatė kaip labai didelį griežtinimą, štai nuo šiol mes jau valdysim šitą reiškinį, bet 40 000 reiškia, kad štai po kokių 6-7 metų mes ir turėsim tą jau iš viso 500 000 turbūt. Toks mastas, mano supratimu, visiškai dera įvadinti kolonizaciją, tuo atkreipiant dėmesį ir truputį budinant lietuvius, kad čia yra rimta problema, nes visoje Europoje, tiesą sakant, pastaruoju metu įmant procentais atvykėlių ir gyventojų skaičių vietinį, tai migracijos mastai beveik visur yra mažesni negu Lietuvoje. Lietuva turi išskirtinai didelį šitą reiškinį, bet dėmesys, pavyzdžiui, pavasarį galima buvo matyti ne vieną tyrimą, kad Europoje, daugumoje vakarų Europos šalių imigracija yra laikoma viena iš pagrindinių arba pačia pagrindinė problema. Lietuvoje tikrai toli gražu ne. Ir rinkimai, aišku, tą parodė, bet yra apskritai visuomeniai kasdienybėje mes tą matom, kad žmonės gal pasipiktina, kad čia daug rusų kalbos Vilniui, panašus dalykai, bet apskritai to dar kaip egzistencinės grėsmės nesuvokiama. Tai tikslas, kuriant šitą grupę, buvo pirmiausia, kad būtų kalbama šitą temą, kad jie būtų rodomas dėmesys, būtų ekspertinės diskusijos, aiškinamasi sprendimai, na ir kad būtų tam tikras branduolys, kuris ir teiktų siūlymus tai masiniai migracijai sustabdyti. Na, šiaip profesinės sąjungos tai skundžiasi, kad sako, bedarbių Lietuvoje yra apie 160 daugiau, 160-170 tūkstančių, o jau tų emigrantų, darbo emigrantų apie virš 200, vieni skaičiai rodo 230, aišku, šitas skaičius keičiasi, bet nedarbas Lietuvoje 8,9 procentai nedarbas, tai yra labai didelis lyginant su Europos mastu. Tie 200 000 ir yra apie 8-9 procentai naujų gyventojų. Čia yra labai stipri mitologija paskleista Lietuvoje ir aš matau tarp pačių įvairiausių gyventojų grupių, ar tai būtų seni ir jauni žmonės, ar miestas, ar kaimas, žmonės yra įtikėję, kad Lietuvoje tiesiog mirtinai reikia, kaip sako, darbo jėgos, kad atvažiuotų iš užsienio dirbti, nes Lietuvoje nebėra kam dirbti. Tai yra mano įsitikinimu paskleista labai sėkmingai konkrečių verslo struktūrų. Net negaliu sakyti, kad visa verslo bendruomenė taip masto, tikrai ne. Yra kelios grupės, kurios labai šitą stūmė. LRT buvo publikuotas berods interviu ir po to dar plačiau tokiam neredaguota, kai kanale pristatyta ekonomistas Vaidas Navickas, kuris buvo Šimonytės patarėjas praėjusią kadenciją, pristatė užkulisius, kaip išsilobino, paprastai tariant, šitas ypatingai liberales darbo migracijos sąlygas konkretus darbdavių atstovai. Ir čia būtent prie Šimonytės vyriausybės.
Taip, nes prasidėjo, reikia pripažinti, 18 metais Surplys, tuo metu viceministras Skvernelio vyriausybėje pradėjo liberalizuoti migracijos politiką, bet visiškai kitą mastą tai gavo Šimonytės vyriausybės laikotarpiu. Na, žengti tokie žingsniai 22 metų, jeigu nepainioju, pradžioje. Iki tiek, kad nors dabar visur skamba, kad Lietuvai labai reikia ir kad yra objektyvus poreikis migrantų, kurie dirbtų Lietuvoje, bet mes priėmėme Šimonytės vyriausybė priėmė įstatymus, kuriais yra mokama finansinė paskata darbdaviui atsivesti užsienietį dirbti. Yra mokama tam užsieniečiui vienkartinė išmoka už tai, kad jis atvyko čia dirbti. Yra pristeigta dabar jau berods 34 užsienyje, kaip jie vadinami, išorinių paslaugų centrai, kas yra iš esmės verbavimo atvykti dirbti į Lietuvą agentūros, kurios labai palengvina procedūras, nes anksčiau tu galutinai susitvarkydavai darbo Lietuvoje teisinę pusę jau atvykęs čia, dabar tą gali padaryti savo kilmės šalyje. Vėlgi vyriausybė gyrėsi, kad štai uždarinėjas, bet uždarė 4 tokius centrus tose šalyse, iš kurių niekas ir neatvažiuodavo, taigi kurie neveikia. Ir visas šitas procesas, jisai sukūrė tikrai, fantastinį mastą, nes kodėl mūsų skaičiai čia laidos pradžioje išsiskyrė? Jūs pasakėt bendrą skaičių, taip, iš tiesų dabar Lietuvoje yra užsieniečių 230-240 tūkstančių, 20 metais, kai Šimonytė pradėjo darbą, buvo 58 tūkstančiai. Tai aš sakau skirtumą, kiek Šimonytės vyriausybė užaugino. Tai va tas augimo tempas, faktiškai 4 kartus augimo tempas ir net jeigu mes atimtume tuos 70 tūkstančių pabėgėlių iš Ukrainos, po kuriais dažnai bandoma viską paslėpti ir sakyti, taigi čia pabėgėliai iš Ukrainos, tai vis tiek dar turėtume virš 100 tūkstančių naujų. Visas šitas reiškinys yra teisinamas, kai ne Ukrainos pabėgėliais, tai neva būtinybė atsivežti darbuotojų, bet ta būtinybė yra labai išpūsta. Vienas dalykas, tai ką jūs pats pasakėt, milžiniškas nedarbo lygis, lyginant su ES šalimis, jis tikrai yra aukštas ir tada aišku aiškinama, kad čia lietuviai nenori dirbti ir todėl tas nedarbo lygis susidaro, bet viskas yra apie sąlygas. Yra labai nedaug sektorių ir labai konkretus atvejai, kada objektyviai būtina yra kažką atsivežti ir trūksta darbuotojų, o dažniausiai tai yra tiesiog pagrindinė priežastis, kad žmonės atvykstantis iš Azijos šalių, pasovietinių, iš Afrikos, iš tos pačios Baltarusijos, sutinka dirbti už daug mažesnius pinigus, jiems tie pinigai atrodo dideli lyginant su jų kilmės šalimis, nežino sąlygų, o jeigu ir žino sąlygas teisinės, ta prasme, tai vis tiek lygina su kilmės šalimi ir jiems viskas atrodo sąlyginai gerai. Žodžiu, tai yra daug mažiau reiklus darbuotojas, negu kad būtų Lietuvos pilietis, bet kokios tautybės, ir tokio darbuotojo darbdavys tiesiog nori. Čia dar vieną mitą turbūt reikia paminėti, dažnai sakoma, kad aukštos kvalifikacijos, aukštos pridėtinės vertės. Iš tikrųjų visi nori tų aukštos pridėtinės vertės darbuotojų. Jų pagal naujausią statistiką, jeigu nepainioju, buvo 8 tūkstančiai. Iš tų visų 160 atvykusių, o reiktų turbūt imti nuo tų 240 tūkstančių, kurie iš vis šiandien yra šalyje užsieniečiai dirbantis, 8 tūkstančiai iš viso aukštos pridėtinės vertės, aukštos kvalifikacijos. Tai procentus gali klausytojai susiskaičiuoti patys, va tiek yra to reiškinio, bet visada apsimetama, kad čia būtent jie ir važiuoja. Ačiū, pokalbį pratęsim po muzikinės pertraukėlės. XFM. Radijas gyvenimui. Eteryje laida Polis ant kalvos. Tęsime pokalbį su Seimo nariu Vytautu Sinica, kuris yra Nacionalinio saugumo komiteto tarp kitko narys ir neseniai įkūrė tokią grupę prieš masinę migraciją. Tai kuo čia jūs manot, mes kalbėjom, kad stabdo darbuotojams vietiniams atlyginimus, nes tas užsienietis sutinka pigiau dirbti. Aišku, kiti skundžiasi, kad jisai taupo pinigus, mažiau išleidžia Lietuvoje, nes reikia grąžinti skolas už atvykimą, padėti savo šeimoms tose savo gimtosiose šalyse. Dėl to jie mažiau investuoja Lietuvos į vartojimą, tos pinigus išveža, bet gal reikia padėti jiems žmonėm. Žodžiu, krikščioniška pareiga yra, kad jeigu iš tavęs paprašė apsiausto, atiduok dar vieną, tai gal čia yra, kaip sakant, mūsų pareiga padėti tiem žmonėm. Gal mes galim irgi pasitenkinti to neaugančio atlyginimu, bet už tai, užsieniečiai iš kitų skurdesnių šalių, jie, čia pas mus gerai gyvens. Tokia, tiesiog formuojama toks įsivaizdavimas. Aš tikrai dažnai girdžiu tą argumentą ir manau, krikščionių tarpe jis turi daug atgarsių ir poveikio ir labai svarbu jį atsakyti. Daug painiavos čia yra prikurta šitoj vietoj, todėl kad padėti artimui ir kaip čia suprantam, ta artima pareiga be abejo yra objektyvi ir akivaizdi ir niekas krikščionybėje jos neginčia, bet reikia šiek tiek įsigilinti, kad suprastume, ką tai reiškia. Ir čia pirmiausia reikia skirti pabėgėlius ir darbo migrantus. Šitos temos yra ir nuolatos suplakamos. Europa prieš 10 metį išgyveno pabėgėlių bangą,
kiek jų buvo tikri, kiek ne, bet jie apsimetinėjo, bent jau ir prisistatė kaip pabėgėliai, sakė, kad bėga nuo karo. Tame kontekste buvo traukiamas ir popiežiaus, ir dažnai vietinių hierarchų argumentas, kad čia yra pagalbos kenčiančiam artimui klausimas, o ne koks nors ekonominis, saugumo, kultūrinis ar dar koks nors. Čia reiktų prisiminti, aš bent jau taip daugam siūlau, Tomas Akvinietis apie tai rašė savo teologijos sumoje ir kitur. Jo argumentai rėmėsi, sakyčiau, protingumo principais. Turėkim galvoje keletą dalykų, net prisimenant gerojo samariečio palyginimą, ar ne, jisai pasirūpina žmogumi, kuriuo nusprendžia pasirūpinti užeigoje. Jis nesiveda jo namo, nėra pareigos užleisti savo namus, yra pareiga padėti ten, kur tu efektyviausiai, geriausiai gali padėti. Tiesiogiai taikant šitą pabėgėliams, ar ne, iš trečiojo pasaulio šalių, ten, iš kur žmonės bėga, ten reikia spręsti tas problemas. Ir čia kodėl aš sakau protingumo principas. Todėl, kad tikrai nesunku suprasti, kiek susimąsčius, kad neįmanoma mažai Europai išspręsti viso pasaulio, ekonominių, klimato ar dar kažkokių problemų. Tos problemos gali būti sprendžiamos tik ten vietoje. Vienintelė tvari, va čia dabar tas žodis, ar ne toks daugiaprasmis, tvari ta prasme, kad ilgalaikį efektą galinti duoti strategiją spręsti problemas, kodėl žmonės bėga į Europą akivaizdžiai geresnio gyvenimo, yra gerinti tą gyvenimą ten. Ar tai būtų Afrika, ar tai būtų Azija. Ir į tai turi būti nukreiptos pastangos. Nes yra fiziškai neįmanoma aritmetiškai lengva suskaičiuoti, Europoje sutalpinti visus norinčius čia atvykti. Jų tik daugės. Visos prognozės sako, kad tik daugės. Kad mes kalbėsim apie Europos mastais dešimtis ir gal 100 milijonų žmonių, kurie trauks į Europą dėl klimato, dėl ekonominių, dėl kitokių priežasčių. Ir čia irgi nesunku suvokti, kiekvienas ekonomistas patvirtins, kad jeigu šitoks kiekis atvykstančių žmonių bus tiesiog įlietas į Europos gyvenimą, socialinį, ekonominį, kitokį, tai kokia per šimtmečius čia buvo sukurta sistema, teisinė, politinė, ekonominė, apskritai ta gerovė plačiaja prasme, ji tiesiog neišlaikys. Ji keisis į blogąją pusę. Tai mes labai rizikuojam sugriauti tai, kas čia yra sukurta. Ir čia kitas protingumo principo aspektas, kuris jau taip tiesiogiai politinis, kiekviena politinė valdžia yra pirmiausia atsakinga prieš savo politinę bendruomenę, prieš tą tautą, kurią jinai yra išrinkta, dažniausiai mes Europoje demokratijos gyvenam išrinkta ir atsakinga užtikrinti jos gyvenimo sąlygas, jos išlikimą, tiek kultūrinį, tiek fizinį. Ir šitą pareigą reikia suvokti pirmiausia. Galiausiai tas trečias aspektas, kas yra artimo meilė ir kas tas yra mūsų artimas. Vis dėlto meilė tradiciškai krikščionybė yra suvokiama, koncentriškais ratais, ar kaip tą pavadinti. Tas žmogus, kuris iš tikrųjų mums yra artimesnis, šalia tas žmogus, kuris yra mūsų pažįstamas, mūsų bendruomenės narys, pradedant miestų, baigiant valstybę, tauta, jis yra labiau artimas negu žmogus iš kito pasaulio krašto. Ir tokia abstrakcija kaip žmonija yra labai gražu teoriškai mylėti žmoniją, be abejo, ir mes kiekviename žmoguje turime matyti Dievo atspindį, bet tai nereiškia, kad mes galim kelti savo tikslą pasirūpinti visą žmoniją vienodai. Mes turim pareigą, kiekvienas kaip krikščionis, bet ir kaip pilietis, rūpintis pirmiausia tuo, kuris yra šalia. Todėl, kad tai yra reali ir įvykdoma pareiga. Kol tu apsibrėži, kuo tu ketini pasirūpinti, tol tai yra realu ir tol tai yra iš tikrųjų uždavinys. Kai tu keli savo tokį, utopišką tikslą, kad tu visą žmoniją pasirūpinsi, tai tampa nebeįpareigojančių uždavinių. Nes visą žmoniją pasirūpinti neįmanoma ir visi čia mes kažką, sakykim, taip metaforiškai pakrapštome, bet prie jokio rezultato tai nenuveda. Ir paskutinis dalykas, šita pareiga rūpintis yra asmeninė pareiga. Moralinis klausimas, ar ne, kuo mes rūpiname savo artimu ar ne, yra liečiantis mūsų laisvus pasirinkimus. Ir čia kiekvienas iš mūsų turi pareigą, pavyzdžiui, jeigu turi galimybę, tai padėti kenčiantiems Ukrainoje, kurie yra tikri pabėgėliai ir nebėgantis iš ten, priimti, jeigu tu turi kur juos priimti, bet tai yra asmeninio apsisprendimo klausimas. Politinė valdžia, kuri disponuoja visos valstybės tautos resursais ir nusprendžia už kitus žmonės, ką jiems duos, padės, ir čia, sakykime, ar kalbėtume ar apie pabėgėlius, ar apie darbo migrantus, tai tas argumentas politiniai valdžiai, kuri dalinasi tuo, kas nėra jos pačios, ir nusprendžia už žmonės, ką žmonės dalinsis ir kokie geri ar negeri artimui bus, čia ta logika pagalbos kenčiančiam artimui jau nebetinka, nes tai nebėra asmeninio laisvo apsisprendimo klausimas. Tai atsakant į tą pagalbos artimui argumentą, kurį tikrai dažnai girdžiu, būtent šitos dalykus akcentuočiau. Ačiū, o pokalbį pratęsim po muzikinės pertraukėlės. Eteryje laida Polis ant kalvos.
Tęsime pokalbį su Seimo nariu Vytautu Sinica, kuris yra ir Nacionalinio saugumo komiteto narys, Seimo Nacionalinio saugumo komiteto ir tokios Seimo grupės prieš masinę migraciją vadovas, komiteto tik eilinis narys. Ir mes kalbamės apie migraciją, kodėl tas jam rūpi. Na ir jūs sakėt, kad reikia rūpintis artimu, bet tas, tarkim, pabėgėlis iš Afrikos ar Azijos, jisai patenka, tarkim, į Lietuvą, na, jis tampa artimu, jisai stovi šalia ir krikščionisgi negali pasakyti, aš noriu valgyti, man reikia prieglobsčio, namų, ir jis paima ir sako, jeigu tu doras krikščionis, leisk pas mane į namus arba į valstybę, rūpinkis manim, nes, aš kaip ir tu krikščionis, Jėzus gi mokė, kad reikia padėti. Tai kaip tada tokiu atveju? Čia tiek ironiškai labai tinkama iš tikrųjų yra ta namo ir įleidimo į namus metafora. Mes lengviau galim gal suvokti valstybę ir ją susikonkretinti, kada įsivaizduojam ją kaip namus. Ir nesunku įsivaizduoti, kažkas ateina ir prašo pagalbos į mūsų namus atėję. Mes greičiausiai, jeigu esam geri žmonės ar geri krikščionys, konkretesniu atveju, mes įsileisim tą žmogų, mes juo pasirūpinsim ir mes pagal situaciją arba išleisim jį keliauti toliau, arba galbūt, jeigu jį reikia gydyti ar kažką, tai priimsim ilgiau, bet priimsim kaip svečią, priimsim gyventi pagal mūsų taisyklės. Ir tas turėtų būti aišku ir iš paties svečio elgesio turėtų būti aišku ir iš mūsų elgesio turėtų būti aišku. Mes neturim kurti dviprasmybės, kad štai tu dabar mūsų namų šeimininkas ir gali čia ar baldus perstamdyti, ar taisyklės keisti. Šito suvokimo man regis labai trūksta, ypatingai vakarų Europoje ne vienoje šalyje buvo nesuvokta, kad priimti galima tik kaip svečius ir reikalauti prisitaikymo prie vietos taisyklių. Ir aš čia vėl norėčiau priminti Tomą Akvinietį. Jisai labai aiškiai skyrė, kad kuo tolimesnės kultūros yra žmogus, tuo turi būti atsargesnis jo įsileidimas į šalį, tuo griežtesni pilietybės suteikimo reikalavimai ir integracija, tai yra perėmimas tavo papročių, kalbos, įsiliejimas bendruomenė pačia mąstymu žmogaus, o ne tik formaliai, turi eiti pirmiau pilietybės suteikimo. Pilietybė yra galima tik tada, kada žmogus, jau tapo tos bendruomenės nariu tuo, kokia jo tapatybė iš tikrųjų yra. Akvinietis, pavyzdžiui, sakė, kad tik 3 kartoje galima pilietybės suteikimas, todėl, kad, maždaug tiek reikia, kad žmonės galėtų tapti iš tikrųjų tos bendruomenės nariais savęs suvokimu. Tai čia dėl tų konkretybių visada galima ginčytis, bet svarbiausia yra principą suvokti. Mes privalom reikalauti iš svečio gyventi pagal mūsų namų taisyklės. Tai čia integracijos klausimas, bet prieš tai visada yra klausimas iš viso ar priimti. Ir čia vėl, pavyzdžiui, 21 metais, kai į Lietuvą buvo siunčiami žmonės iš Baltarusijos, bėgo per miškus, per sienas, reikalavo prieglobsčio. Jie reikalavo prieglobsčio, jie atvyko beveik visi iš šalių, kuriuose nepatyrė persekiojimo, nebuvo ten kokio pilietinio karo ar kažko, tai jie atvyko iš šalių, kuriuose gyvenimas buvo prastas, jie buvo iš tikrųjų ekonominiai migrantai. Bet Lietuva buvo pastatyta į tokią sudėtingą situaciją, kad kadangi tarptautinė teisė tarsi palieka didelės skylės, taip manipuliuoti tuo pabėgėlio ir prieglobsčio prašytojo statusu, jo buvo prašoma ir mes turėjom rinktis, tai ką daryti. O tie žmonės iš tikrųjų buvo sudėtingoje situacijoje. Juos Lukašenka atsiskraidino, režimas atsiskraidino čarteriniais skrydžiais į Baltarusiją, atvežė autobusais kariškiai, dažnai netgi prie sienos paleido, sako, ten Europos Sąjunga į Lietuvos pusę parodė, eikit. Ir tie žmonės dažnai ir žiemą sudėtingom sąlygom, sušalę, alkani, nuskriausti, taip toliau ateina čia. Ką turi daryti Lietuva? Ne kaip konkretus krikščionys, bet Lietuva ir jos atstovai, pasieniečiai, kiti, kurie saugojo sieną. Jie elgėsi, mano supratimu, visiškai teisingai. Jie duodavo maisto, duodavo vaistų, duodavo, ko nors ten sušildydavo to žmonės, pasirūpindavo jais tam kartui tuo metu, tiek yra realu, įmanoma ir proporcinga, bet į šalį nepriimdavo. Nes tu negali iš gailesčio tam konkrečiam žmogui sukurti ir didinti neteisingumo. Tai yra pasakyti, kad štai mes dabar nebesilaikysim sienų apsaugos principų. Yra labai aišku, kad Lietuvoje yra įstatymo baudžiamo kodekso pažeidimas, neprisiminsiu, kurio dabar straipsnio, neteisėtas sienos kirtimas. Tie žmonės tą ir darė. Tu negali dėl to, kad tau jų gaila, kad jie alkani ar sušalę, užsimerkti prieš galiojančius įstatymus, ateit pas mus anarchija įstatymai nebegalioja. Tai, kad Lietuvos pareigūnai, veikiantis Lietuvos vardu, pasirūpindavo tai žmonėm, bet jų neįsileisdavo, mano supratimu buvo labai teisingas tas sudėliojimas principų iš to įstatymų. Ačiū, o pokalbį pratęsim po muzikinės pertraukėlės. XFM. Radijas gyvenimui. Eteryje laida Polis ant kalvos. Tęsiam pokalbį su Seimo nariu Vytautu Sinica, kuris yra Seimo Nacionalinio saugumo komiteto narys ir taip pat yra
parlamentinės, taip vadinamos grupės prieš masinę emigraciją vadovų ir kalbamės apie emigraciją, na ir jūs įžvelgiat ir ekonominės problemas, stabdo atlyginimo augimą Lietuvoje ir saugumo. Mes kalbėjome apie krikščionybę, kad krikščionis, taip sakant, turi padėti, bet tai nereiškia, kad jis turi atiduoti savo namus, tai yra valstybė. Žodžiu, jeigu žmogui reikia, kaip gerasis samarietis, jis nepaliko pinigų netgi toj užeigoje tam sužeistam žmogui, bet į namus, tarkim, nepaėmė. Na, bet Europoje ypač, šiaip vakarų pasaulyje yra tokia labai populiari nuomonė, kad tie imigrantai, jie skatina įvairovę, turtina visuomenės ir čia yra, didelis, taip sakant, privalumas, jeigu kuo daugiau yra iš viso pasaulio žmonių, tarkim, tavo valstybėje, tuo ta šalis įvairesnė, stipresnė. Tai ką jūs tokiam atsakytumėt taip teigiantiems? Yra visiškai priešingai. Iš tikrųjų, masinė imigracija sukuria įvairovę šalyje, tautinę, etninę, kokią norit, dažnai religinę, bet iš to naudos jokios šaliai nėra. Yra daug problemų. Ir problemų, kurios pati akivaizdžiausia turbūt yra tokie tradiciškai dešiniesiems, konservatyviems žmonėms rūpinti problema, tai yra ar išliks nacionalinis tapatumas. Man akivaizdžiai tas rūpi, aš tikiuosi, kad ir daug klausytojų tas rūpi, ar šalyje, ar Lietuva išliks lietuviška, sakykime, priemusi labai daug dešimtmečio perspektyvai 500 000 užsieniečių, ar Lietuva bus lietuviška. Žinant, kaip mums sekasi savo sąlyginai negausias tautinės mažumas integruoti, tai galima sakyti turbūt, kad mums nesisektų integruoti to 500 000 visiškai tolimų kultūrų žmonių, kuo kultūros tolimesnės, tuo sunkiau jos integruojasi. Čia yra universalus dėsnis visame pasaulyje žinomas. Bet net padėjus šitą į šalį ir atsiribojus nuo ten, sakykime, konservatyvių tautiškų pažiūrų, net kosmopolitiškam žmogui turėtų rūpėti dar du dalykai, apie kuriuos yra labai dažnai nesusimąstoma. Liberalams turėtų rūpėti tai, kad pilietiškumas, dalyvavimas viešajam gyvenime, rūpinimasis viešais reikalais drastiškai smunka ten, kur, taip pavadinkim, homogeniška, vientisa visuomenė pakeičia tą įvairovę. Etninė, rasinė, religinė ir taip toliau. Todėl, kad pilietiškumui reikia tokio dalyko kaip socialinis kapitalas, pasitikėjimas svetimais žmonėmis. Kad žmogus, kurį sutinkat gatvėje ir kurio jūs nepažįstat, jūsų pirma prielaida būtų, kad juo daugmaž galima pasitikėti. Ir šita prielaida pasirodo, sociologai per 20 amžių tikrai sėkmingai šitą ištyrė, ji yra juo gyvybingesnė ir stipresnė, kuo daugiau yra bendrumo tarp žmonių. Iš esmės tautoje, nacionalinėje valstybėje yra tą įmanoma pasiekti, o šalise, ypatingai kaip, sakykime, Azijos, Afrikos šalis, kur sienos nesutampa su tautų gyvenimo plotais, tai pavadinkim, šito yra daug mažiau. Ir nesant socialinio kapitalo, neįmanomas yra tas kažkoks bendras viešas veiksmas. Visi žmonės gyvena savo asmeninius gyvenimus, rūpinasi savo ekonominę gerovę, savo kiemų, bet viešais reikalais nesirūpina. Pilietiškumo nėra, jeigu nėra pasitikėjimo svetimaisiais nėra, jeigu žmonės yra labai įvairūs ir skirtingi, skirtingų normų, skirtingo elgesio, taip toliau. Čia jūs reikia auklėt, būtent tas ir moko tolerancijos, svetimos kultūros žmogų priimti kaip savą. Tai čia, visas, taip sakant, visuomenė tobulėja, asmuo tobulėja, gyvendamas šalia kitokio, nei jam įprasta. Tai yra ėjimas, aš netgi taip pasakyčiau, tik čia jau turbūt nespėsim įsiplėsti, ėjimas prie žmogaus prigimtį. Žmogui yra natūralu skirti savą ir svetimą. Apsibrėžimai tie, tautos istoriškai keičiasi, grupės religinijos netgi istoriškai keičiasi, bet pats principas, kad žmonės priskiria kažkokiom bendruomenėm ir skiria visada savą ir svetimą ir savas taisyklės normas nuo svetimų, jis yra universalus, kiek yra žmonėje ir turbūt dar anksčiau prieš istoriją, ar ne, yra visada šitos akivaizdžiai matoma mūsų istorikų tiek rašytiniuose, tiek kitose šaltiniuose. Žmogui yra prieš prigimti visiškai atsiverti, išsižadėti savęs ir sakyti, ieškokim naujų taisyklių, ieškokim naujų normų be kažkokio bendrumo. Bet aš labai norėčiau, jeigu leisit, dar tą priešingą aspektą, ne pilietiškumo, o tai, kas, sakykim, teoriškai turėtų kairiesiems rūpėti. Gerovės valstybė, kad ir kaip ją vadinsim, dabar Lietuvoje nuvalkiotas žodis, bet, ta galimybė, kad egzistuotų kažkoks perskirstimas, mokesčiai, kurie po to virsta viešosiam gėrybėm, viešosiam paslaugom. Tam pasirodo, ypač Švedijoje atlikinėti šį šimtmetį jau tyrimai tą irgi gana aiškiai parodė, tam irgi labai trukdo šita vadinamoji įvairovė. Nes pasirodo,
socialinio kapitalo, pasitikėjimo svetimaisiais labai reikia ir tam, kad tu pasitikėtum mokesčiais, jų nevengtum, o priešingai tikėtum, kad valstybė su jais nuveiks kažką naudingo. Švedijoje labai ryškiai pasimatė, kuo daugiau augo įvairovė, o Švedija čia yra geras pavyzdys, todėl, kad joje jie augo labai greitai. Iš visų Europos šalių, iš labai tautiškai vientisos šalies, jinai greičiausiai, didžiausių procentų tapo labai įvairia šalimi per trumpą laiką ir ten labai greitai pasimatė, kaip krito žmonių pasitikėjimas, tuo, kad nebus švaistomi, nebus iracionaliai naudojami pinigai. Va toks tikėjimas Švedijoje atsirado kartu su tuo, kad išaugo įvairovė šalyje. Čia kieno, švedų ar imigrantų tarpe tas nepasitikėjimas? Švedų. Nors gilesni tyrimai rodo, kad ir imigrantai nemano, bet čia yra dar kitas klausimas, ar jie atsiveža iš savo kilmės šalių, kuriuose nėra gerovės valstybės, perskirstimo, pasitikėjimo, kad valstybė sąžiningai naudos pinigus. Jie tikriausiai atsiveža šitą įstikinimą, nes įstikinimai mūsų ateina su mūsų kultūra, su mūsų gyvenimo patirtimis ir nieko keisto turbūt, kad žmonės iš šalių, kur neveikia valstybės funkcijos ir nesitikė, kad jos gerai veiks. Bet švedai, kaip visuomenė, labai netgi tikėjo, kartais pernelyg tikėjo, visom šiaurės šalim tas berods yra būdinga, kad valstybė visada pasielgs sąžiningai su žmonėmis ir stengsis priimti geriausią sprendimą. Ir tas pasitikėjimas pradėjo eižėti būtent kartu su masinė imigracija. Dėl kad jie tikrai mato ir yra gana daug pavyzdžių, kaip yra prioritetizuojami tie kitų kultūrų žmonės, kaip yra dedamos pastangos jiems kažko daugiau, geriau, nuolat kartojant tai, ką ir jūs minėjot, man regis truputį ironiškai, kad reikėtų jų integracijai arba kartais net ne integracijai. Vadinamasis multikulturalizmas yra nuostata ir ypatingai būdinga šiaurės ir vakarų šalims, kad mes net neturime moralinės teisės integruoti, tai yra reikalauti pristaikyti prie mūsų gyvenimo būdo, kad jeigu šituos žmonės priėmėm, tai mes turime jiems leisti gyventi pagal jų gyvenimo būdą. Taip sakant, duoti pinigų, duoti žmogaus teises, pilietinės teises, jeigu jie pakankamai laiko čia praleis ir nereikalauti prisitaikyti prie mūsų elgesio. Ir tai yra labai klaidinga. Ir visuomenės, nors korektiškumas daug kur neleidžia to garsiai pasakyti ir čia būtų atskira ilga tema, kaip tai kokias politinės pasiekmes turi daugelį šalių, bet visuomenės to nepriima. Niekas nenori, masiškai kalbant, elitai gal ir nori, tam tikros žiniasklaidos grupės, dar kažkas, bet kalbant bendrai, visuomenės nenori, kad joms būtų pasakyta, kad žiūrėkit, štai nauji gyventojai šalia jūsų, jie gyvens pagal savo taisyklės, jūs prisitaikykit prie naujokų. Su šituo bendrai imant Europoje nieks nesutinka. Ačiū, o pokalbį pratęsim po muzikinės pertraukėlės. Eteryje laida Polis ant kalvos. Tęsime pokalbį su Seimo nariu Vytautu Sinica ir kalbamės apie imigraciją, kadangi Vytautas Sinica vadovauja tokia parlamentiniai grupiai prieš masinę imigraciją. Na ir jūs esate Seimo nacionalinio saugumo komiteto narys ir kalbama, kad tie atvykėliai, ypač iš musulmoniškų šalių, kelia pavojų. Čia žiniasklaidoje pasirodo ir tie teroro aktai įvairių ekstremistų. Aišku, žiniasklaida rašo, kad čia pavieniai atvejais, kad dauguma yra netokie. Žodžiu, žmonės yra padorus ir ko nebūna tarp ir tų pačių europiečių pamišėlių, kurie irgi su peiliais bado. Tai taip, kad čia nereikia kreipdėmėsi, bet Europoje ir net Jungtinėse Amerikos valstijose, tarkim, JAV prezidento rinkimuose šitas klausimas buvo vienas iš svarbiausių, būtent ta nelegali migracija arba legali migracija ar masinė migracija. Visos tos antimigracinės partijos visoje Europoje, jos kiekvienais metais surenka vis daugiau balsų ir panašu, kad jau Vokietijoje, kuri taip pat patyrė ir Švedijoje, tos antimigracijos partijos jau tampa antros pagal dydį, pagal apklausas, gal ir bus pirmos. Tai ar yra čia, kiek čia rimtas tas pavojus yra, kad tie imigrantai kelia pavojų nacionaliniam saugumui ir šiaip saugumui? Visiškai rimtas. Yra du veidai šitos problemos. Vakarų Europoje, kur yra daugiau musulmonų imigrantų, tai yra daugiau terorizmo problema. Viešo saugumo problema, tai yra kas atsitiks prieš piliečius gatvėse tiesiog. Ką gali padaryti, kokius išpuolius. Ir mes tikrai reguliariai matome, ypatingai praeitą dešimtmetį buvo masiškų ir baisių teroro išpuolių. Dabar jų yra tarsi sumažėję, bet čia iš dalies ir dėl to, kad tarnybos geriau pasiruošė, prisitaikė ir susigaudė tose naujose situacijose.
Bet problema išlieka ir visų šalių faktiškai, saugumo tarnybos apie tai daugiau mažiau kalba. Lietuvoje kol kas didžioji dalis migracijos yra, tiesąkant, pirmaujanti šalis pagal atvykėlių darbo migrantų skaičių yra Baltarusija. Nedrįsčiau vadinti Baltarusiais ir net Baltarusijos piliečiais nedrįsčiau vadinti, nes mes nieko nežinom apie tai, kokia dalis ten atvyksta žmonių tiesiog gavusių Baltarusijos pasą. Mes suprantam, kad Baltarusija šiandien per pastaruosius keletą metų tapo tokia marionetinė satelitinė Rusijai valstybė ir tikrai neatmetu, kad tiesiog Rusijos piliečiai čia taip pat atvyksta su tuo Baltarusijos pasu, bet kaip bebūtų, yra virš 60 000 per metus atvykstančių su Baltarusijos pasais ir čia nenoriu, kad tai skambėtų kaip mano nuomonė ar kažkoks išmąstymas. Valstybės saugumo departamento vadovas jau ištisus 2 metus vaikšto visur viešumoje ir kalba apie tai, kad yra didžiulė nacionalinio saugumo grėsmė, masinė imigracija iš pirmiausia Baltarusijos, bet ne tik ir iš kitų posovietinių šalių, kad yra neįmanoma patikrinti to masto žmonių atvykstančių čia, ypatingai iš Baltarusijos. Patikrinimai vyksta atsitiktiniu principu, tai yra tikrina ne visus, tikrina kai kuriuos, kurie gal kelia jau iš anksto daugiau įtarimų. Ir čia, manau, nepakankamai viešumoje nuskambėjęs faktas, dar prieš metus jau buvo paskelbta, kad 900 kažkiek arti 1000 žmonių buvo VSD pripažinti grėsmėmis nacionaliniam saugumui, atvykusių iš Baltarusijos. Nėra niekur viešai paskelbta, kad tie žmonės buvo deportuoti iš šalies, kad jie tikrai išvyko, aš nežinau, koks jų statusas, reiks aiškintis, bet faktas, kad jų yra tiek. Dažnai yra sakoma, kad atvykę migrantai iš Baltarusijos, tai bėga nuo Lukašenkos režimo, taip toliau. Šitas yra irgi visiškai, begėdiškas mitas. Iš tų daugiau negu 60 000 žmonių, 400 kažkiek paprašė prieglobsčio politinio, 200 kažkiek gavo. 200 iš daugiau negu 60 000. Tai humanitarnis koridorius, kur aš girdėjau apie 2000 yra per visus tuos metus. Galbūt per keletą metų, taip. Čia buvo 23 metų, paskutiniai mano matyti jau pilni duomenys, 24 metų pilnų duomenų dar nežinau, bet santykis tai neabejoju, kad nepasikeitė, jis yra toks, absoliučiai dauguma žmonių atvyksta tiesiog kaip darbo migrantai dirbti ir yra akivaizdžiai daugiau keliančių grėsmę nacionaliniam saugumui, negu kad yra tų vadinamų pabėgėlių. Tai šitą mums konstatuoja viešumoje valstybės saugumo departamentas ir mes privalome tai žiūrėti rimtai. Ir čia grėsmės yra pačios įvairiausios. Viena grėsmė tai yra šnipinėjimo, ar ne? Kokias žinias ir ką surenka apie Lietuvą ir ten praneša, nes nuolat važinėja atgal šitie kabutėse pabėgėliai, nuolatos vyksta atgal į Baltarusiją. Buvo pernai toks berods sprendimas dėl draudimo su baltarusiškais numeriais vykti per sieną, tai tada tapo milžiniškas skaičius reisų atsirado autobusais, virš 30 autobusų per dieną dabar kursuoja. Tai tas reiškinys tikrai vyksta ir nieks nesako, kad tie žmonės yra piktybiški ir blogi, bet Baltarusijos režimas, visi suprantam, yra autoritarinis, represinis, jie tikrai sugeba priversti tuos žmonės, išreikalauti, prispausti juos rinkti medžiagą, veikti prieš Lietuvą. Ir rimtesnis dalykas yra įvairių diversijų grėsmė, išpuolių grėsmė ir klausimas, kokia dalis tų žmonių, kurie šiandien gyvena Lietuvoje atvykę kaip neva darbo migrantai, ką jie darytų kokią nors dieną X, kurią dabar turbūt jau visi rimtai svarstom, agresijos prieš Lietuvą dieną. Kiek iš jų imtųsi kažkokių veiksmų ir turėtų užduočių veikti prieš Lietuvą. Tai šitos klausimus, turėdami masinę migraciją iš mums priešiškų, akivaizdžiai ir oficialiai priešiškų šalių, mes tikrai privalom užduoti ir atsakyti taip, kad be abejo saugumas turi eiti pirmiau ekonominės naudos. Vat nuo to aš ir pradėčiau. Šiaip reikia patikslinti, kad dauguma tų darbo migrantų dirba vilkikų vairuotojais, tai yra važinėja po strateginius objektus ne tik Lietuvoje, bet visoje Europoje. Ir statybininkai, tai įdomu, ar karinį miestelį vokiečiams, tai tik tai ne baltarusų statybininkai statys, nes, žodžiu, yra subranga, vėl subranga ir ten gali būti koks lietuvų savininkas, subranga duoda kitą įmonę, kitą daro, paskui išaiškėja, kad tie būtent, kaip jūs sakot, šnipai, gal ir kokią bombelę gali dėti. Ar čia bus kažkokia tokia apsauga nuo to, ar čia. Ir šiaip iš visų Baltarusija man labai įdomu. Jeigu mes kalbam, kad nereikia važiuoti į Baltarusiją apsipirkti, nes taip remiam Lukašenkos režimą, mes leidžiam tiek daug darbuotojų atvažiuoti, kurie siunčia tos pinigus į Baltarusiją. Tai iš esmės mes remiam tą Lukašenkos režimą, taip netiesiogiai.
Taip, ir jūs labai įdomų tą aspektą iškėlėt, kad vairuotojai ir statybininkai. Labai dažnai yra priešingai aiškinama, kad kadangi labai daug atvykėlių dirbti yra tolimųjų reisų vairuotojai, tai jų čia kaip ir fiziškai nėra ir nieko čia tokio. Vadinasi, jie jokio pokyčio Lietuvoje nesukurs, bet tai, ką jūs minit būtent, kad žmonės šituose sektoriuose prieina prie labai kartais jautrių objektų, ar tai būtų logistiniai objektai ar statybos. Ir kalbant apie karinio miestelio statybas, tai be abejonės, aš manau, bus padidinti saugumo reikalavimai, reikės prižiūrėti, kad jie tokie būtų, bet apskritai kalbant, tai be abejo problema čia yra tikrai didesnė negu tiesiog ekonominė, tai yra ir saugumo problema ir tai yra, man atrodo, mūsų šitam pokalbiu praslydo ir vis tiek tą būtina užakcentuoti pabaigai, tai yra kultūrinio išlikimo problema, tai yra ar mūsų nepakeis, ar mes išliksim valstybę, kuri šiaip ar taip yra vasario 16 sukurta ir kovo 11 atkurta tam, kad lietuvių tauta ir jos kultūra išliktų, bent čia išliktų amžiais. Ir jeigu eitume tuo keliu, kuriuo einam bent pastarosius 4 metus demografinė prasme, tai yra kultūrinio pakeitimo vietinių gyventojų visiškai kitais svetimais gyventojais keliu, tai neišliks. Tai šitą mes privalom apgręžti vienokiu ar kitokiu būdu, jeigu norim išlikti. Toks paprastas klausimas. Ačiū. Kalbėjomės su Seimo nariu, Seimo nacionalinio saugumo komiteto nariu, parlamentinės grupės prieš masinę imigraciją vadovu, nacionalinio susivienijimo čia partija pirmininko pavaduotoju Vytautu Sinicu. Na, o laidas Polis ant kalvos galima klausyti kiekvieną ketvirtadienį po 18 val. Vakaro žinių, laidos pakartojimą kiekvieną šeštadienį 13 val. Na, o laidos įrašus, Polis ant kalvos įrašus galite klausytis XFM SoundCloud paskyroje arba YouTube paskyroje. Sudie, brangiai. Viso geriausio.